Tinginystė yra tavo gyvenimo stabdis. Šitą frazę esu labai dažnai girdėjęs ir taip pat tai galiu prisitaikyti ir savo. Aš buvau visiškas tinginys ir dar pripažįstu, kad atidėlioju kai kurios dalykus, bet aš vis dar mokinuosi. Ir atrodo, kad ta tinginystė tiesiog toks pašalinis dalykas. Tačiau aš tikrai tikiu, kad kiekvienas iš mūsų susiduria su to kiekvieną dieną ir nori pagerinti savo gyvenimą ir įveikti iš tikrųjų tą tinginystę. Todėl ir noriu pakalbėti, kad ambicijas iš tikrųjų nugali tą tinginystę. Ir noriu paaiškinti kaip. Turbūt kiekvienas iš jūsų turi planą, turi viziją, koks jų yra idealus gyvenimas, kaip jie norėtų gyventi, ar tai būtų, nežinau, šiltuose kraštuose, šaltuose, turėti šeimą, turėti begalę gerų draugų, kurie juos palaiko ir dar kažką. Tačiau jūs žinot, kad esate įstrigę toj vienoj vietoj, esate įstrigę toj vienam sūkury ir nežinot, nuo ko pradėti. Tinginystė ir atsiranda iš to, kad jūs nesat ar netobulas, ar neturit talentų, ar neturit įgūdžių, kurias galėtų jūs priversti būti geresniu žmogum. Tačiau jūs tiesiog nežinot, kaip pradėti. Jūs nežinot, kaip pradėti, nežinot, nuo ko pradėti. Ir tada kyla klausimas, ar aš esu geras kažkur, ar aš galiu kažkam patikti, jeigu čia kalbam apie santykius. Ir tada jūs turite tiesiog pagalvoti, kad be plano, be gyvenimo plano jūs niekur nenueisit. Jums reikia planuoti savo dieną, planuoti savo savaitę, planuoti savo veiksmus, nes be plano gyvenimas tas pats kaip, nežinau, paimti tą dartą, paimti tą smiginę tą dartą ir mesti jį į tamsą. Ir jūs nežinot, ar jūs pataikysit ar ne. Bet turėti tikslų planą, kaip įveikti savo baimės ar įveikti savo, nežinau, nerimą, kažką pradėti veikti, tai gali būti pirmas žingsnis, kaip įveikti tą tinginystę. Nes man tai irgi padėjo, aš susikūręs esu dienos planą, kaip galiu pradėti savo dieną, koks mano rytas, kokie mano pusryčiai ir svarbiausia būti specifiškais. Ir aš vis kartosiu savo video, kad maži žingsniai daug reiškia. Pradėkime nuo mažų žingsnių. Čia irgi vienas iš tų būdų, kaip įveikti tinginystę, tai yra paklausti savęs, kodėl. Kodėl aš noriu pagerinti savo gyvenimą? Kaip tai gali pagerinti mano gyvenimą? Kodėl aš nenoriu išlipti iš tos duobės? Paklauskit visą laiką savęs, kodėl. Ir kiekvieną sykį, kai turit pokalbį su savim, ar norit tiesiog išsikalbėti ir neturit kam, tačiau visą laiką iš manęs išgirsit, kad turit save, visą laiką savęs paklauskit, kodėl. Kodėl aš šiandien nepradėjau tai daryti? Kodėl tai buvo stabdis? Ir kaip aš galėčiau tai pakeisti? Visą laiką savęs klauskite klausimų ir galų gale atrasite atsakymą. Ir tas atsakymas yra jūsų veiksmuose. Kuo daugiau įdėsit indėlio į kažką daryti, tuo jūsų ambicijos didės ir tinginystė mažės. Jūs turit perprogramuoti jūs savo smegenis, kad suprastumėt, kad kuo daugiau įdėsit darbo, tuo mažiau laiko turėsit tinginystėje. Nes tinginystė irgi taip pat yra laiko švaistymas. Tai gali būti skrolinimas social media, tai gali būti, nežinau, tas pats gal ir filmo pažiūrėjimas. Aš nesakau, kad žiūrėti filmus yra blogai. Tačiau jeigu filmai gali sugadinti jūsų miego režimą, ar tai gali sugadinti jūsų susitikimą su kažkuom, ar ten atidėlioti planus, tai gali būti trukdis ir tai gali būti susijęs su tinginystė. Todėl jūs turit susirasti purpose, susirasti įgūdžius, kurias nori tobulinti ir tiesiog išjunkit smegenis. Tiesiog jūs turit taip perprogramuoti savo smegenis, kad jūs turit pagalvoti, kad viskas turi būti autopilot, viskas turi būti automatiškai, kaip mechanizmas, jis visą laiką juda. Taip pat ir jūs turit judėti su savo veiksmais, su savo emocijomis, su savo viską, ką turit savo bagaže ir tiesiog judėti taip, kad tinginystė būtų paskutinis dalykas, apie kurį pagalvotumėt per savo dieną. Ir jeigu pagaunat save, kad netyčia ten pradedat scrollinti ar dar kažkas, kas man padeda tom, tai visą laiką nueikit paklausyti tų aukštų influencerių,
aukštų žmonių, kurie žino, ką kalba ir yra pasiekę daugiau gyvenime, negu mes gal ir pasieksime, tačiau yra tokia realybė. Ir paklausykit, ką jie turi pasakyti apie tai, ką gali pasakyti apie kaip būti sėkmingu žmogumi. Ir man tai tiesiog praverčia akis ir pradeda suprasti, kad jeigu aš nepradėsiu imti veiksmo dabar, aš visą atidėliosiu, tapsiu tinginys, turėsiu nerimų, turėsiu streso problemų ir tiesiog padedi tą telefoną į šoną ir pradedi galvoti, gal aš galiu kažką padaryti daugiau produktyvaus, gal galiu eiti pasimokyti naujos kalbos, galiu išmokti kažkokios naujos temos, kurias galėčiau panaudoti, naujos medžiagos, kurias galėčiau panaudoti savo video. Ir taip tiesiog įveiksit savo tinginystę. Ir tos ambicijos taip pat kils. Ir kiekvienas tas levelis bus arčiau jūsų sėkmingo savęs. Pradėsit mokintis vieną dalyką, antrą, trečią, didinsit savo bagažą ir suprasit, kad ta tinginystė yra tiesiog niekas. Tiesiog būdas pabėgti iš realybės, iš tos kasdienybės. Tai va, atsiminkit, kad ambicijos žudo tinginystę. Jūs tiesiog turit prisiversti save kažką padaryti tokio svarbaus, kad tiesiog įveikti tą tinginystę. Ar tai būtų eiti pasivaikščioti ir taip pagalvokit, jūs geriau, jūsų metabolizmas pagerės, jūsų mąstymas pagerės, creativity pagerės, jūs dar mesit svorį, vienu žodžiu, vien benefits. Ir tiesiog, jeigu pagalvosit apie tai, jūsų smegenys tiesiog automatiškai pagalvos, kad yra geresnių dalykų daryti, negu tinginiauti, negu ten sėdėti prie telefono ar dar kažką. Ir tiesiog maži veiksmai, kaip visą laiką aiškinu, maži veiksmai daug ką reiškia. Pradėkit nuo mažų žingsnių, jums nereikia nubėgti maratoną, jums reikia tiesiog nueiti pasivaikščioti 15-20 minučių ryte. Jums nereikia perskaityti šiandien knygos, jums reikia perskaityti 10 puslapių. Maži žingsniai, didis ambicijas, didins passion kažkam, būti geresniu žmogumi ir jūs tiesiog įveiksit tą tinginystę ir viskas. Labai paprasta formulė. Kuo daugiau dėsi darbą, tuo mažiau liks laiko tinginystei. Ir jeigu manot, kad mano kontentas yra vertingas ir naudingas jums išklausyti, sakau, pasidalinkit su draugais, parašykit atsiliepimų, paspauskit laiką, subscribe, visą laiką aš palaikysiu tai. Ir jeigu turit kokių klausimų man asmeniškai, galite parašyti man į komentarus, galite parašyti man social media, aš gal paliksiu irgi description'e. Ir taip pat description'e paliksiu nemokamą vadovą, kurį aš pats sukūriau ir kuris man biškai padėjo gyvenime ir taip pat gali jums irgi padėti. Tai pasiskaitykit, parašykit irgi kokių atsiliepimų turit ir susitiksim kitame video. Aš tikiu tavim, kad tau viskas išeis. Nebūk tinginys. Ate.